Mauzeri. Šiuo metum interneto platybėse vėl puikuojasi Juozas Statkevičius. Nu, tai o kuria prasme jis puikuojasi? Vėl puikuojasi. Vėl. Nu, tai ką jis daro? Nu, šitagam pavydalė puikuojasi. Vėl. Tai jeigu jūs kalbate apie nuotraukas, tai jis jas postina kasdienu, jeigu publikuojate. Aišku, kad jis puikuojasi, sakot, nuogam pavydalė. Turit išmanųjį? Turiu laisvai. Duokit. Turiu net vieną. Parodykit. Prašau. Aš užsidėjęs jo screenshotą ir matosi pimpalas jo. Tai kad čia nieko nesimato, tai kur čia puikavimasis? Kaip jūs nesuprantat? Juozas yra menininkas. Jis palieka vietos fantazijai. Suprantat? Nu. Ar žinote, kokią aš esu sugalvojęs fantaziją apie tą vietą, kur Juozas prisidengė šlaunys pas savėtis? Va! Nu ir kokia ta jūsų fantazija? Žiūrėkit, ką reiškiasi turim. Guli Juozas pliaže. Aha. Guli. Guli. Ir prieina prie jo krabas išlindęs iš jūros. Parodykit, kaip krabas eina jo. Prieina taip krabas prie Juozo, Juozas tuo metu guli. Ir krabas capt jiems su savo mirtino įkandimo... Užnibimo. Capt! Juozului už tos. Ir nebėra jo. Nebėra. Kaip nėra? Nu, nėra. Ko nėra? Nėra. Nu, krabas su laimiku pabėga ir jo nebėra. O Juozas? A Juozas toliau pozuoja. Išsikvarbinęs savo šitą. Čia tik tais mano fantazija. Parodykit man dar kartą tą nuotrauką. Prašau, sugalvokit savo fantaziją ir man papasakokit. A kas va tie du vyriškiai už Juozio nuotraukai? Ai, šitie kur čia? Kur stato smėlio pilį su smėlio pilim? Nu. Tai čia princas ir princas. A jiems jūsų fantazijoje krabas nieko nepadarė? Na, tai jie apsauginę pilį pasistatė nuo krabų.